Sveiki, Pauliau. Labą. Tie, kurie žiūrės mūsų laidą, tai noriu pristatyti, jog Paulius Gedikas yra kineziterapijos klinikos vadovas ir pats taip pat yra kineziterapeutas. Ir šiandien mes su Pauliumi kalbėsime apie tai, kaip stresas veikia mūsų fizinį kūną. Bandysim. Tai Pauliau, gal galit pasidalinti, kaip veikia, kokie yra požymiai ar ne, ir dėl ko pas jūs žmonės kokiais nusiskundimais kreipiasi į jūsų kliniką. Kokie yra požymiai? Aš galbūt atsakydamas jūsų klausimą, aš pradžiai norėčiau išdiskutuoti vis dėlto, kas tas stresas yra. Aš jums galiu klausimus uždavinėti? Ar čia tik jūs uždavinėti klausimus? Galim bandyti. Taip, jūsų nuomonė, kas yra stresas? Stresas pirmiausia turi labai neigiamą atspalvį, apskritai mūsų kūnui, psichikai, būsenai, būkliai ir viskam kitam ir pasireiškia labai skirtingai. Visiems žmonėms tikrai skirtingai. Vieniem gali per fizinius dalykus pasireikšti, ar ne, galvos skausmas, nemiga, kiti tokie dalykai, arba net ir psichologiniai, kai tu negali susikaupti, žinot, atlikti tam tikrus darbus, kada tu jauti nuovargį ir taip toliau. Labai skirtingai, turbūt individualiai kiekvienam žmogui. Tai čia pasireiškimas, poveikis. O kas tai yra iš esmės pats tas dalykas stresas? Būsena. Būsena. Negatyvi. Negatyvi būsena. Tai va, tai dabar šiek tiek patikslinant, nes iš tikrųjų, kai kalbame apie kažką, tai pirmą norėtumėm įsiaiškinti, apie ką mes kalbam, tada paskui jau visas tas tolesnis pokalbis yra daug paprastesnis, nes tada aišku, apie ką mes kalbam, nes jeigu net ir tas stresas atrodo toks dažnas žodis mūsų gyvenime, bet jeigu paklaustumėm vieno, antro, trečio, ką jūs galvojat, kas yra stresas, tai tie atsakymai būtų labai įvairūs. Tai pradžiai grįžti ir suvienodinti, apie ką mes kalbam. Tai iš tikrųjų stresas tai yra kūno reakcija į išorinius, dažniausiai arba į vidinius dirgiklius, siekiant mobilizuoti kūno resursus. Tai dėl to kartais ir sakom, kad sportininkas, kai eina į varžybas, tai gerai būtų, kad būtų šiek tiek toksai jauduliukas, nes jisai padeda jam mobilizuoti. Adrenalino galbūt, ar ne? Tačiau kokie hormonai arba neurotransmiteriai galima pakalbėti toliau. Čia tiesiog kartais dažniausiai žmonėms tie dalykai būna per sudėtingi, tai bandom kažkaip tai bendrai aiškinti, bet tarkim, adrenalinas tai vienas iš tų neurotransmiterių arba hormonų, priklausome apie kurią sistemą kalbam, nes jis ir tas yra, kuris gali daryti ir daro įtaką mūsų kognityviniam funkcijom, fiziniam funkcijom ir panašiai. Tai iš tikrųjų tas stresas, jis tokiam kontekste jis turi teigiamą įtaką, jis padeda mums susikaupti, jisai gerina kognityvinės funkcijas, galbūt aktyvina šiek tiek fizinės funkcijas, ten širdies dažnį pagreitina, kas tarkim sporto metu mums bus svarbu ir panašiai. Tai iš esmės stresas yra būtina organizmo funkcija ir be jos mes neišgyventumėm. Jis yra būtina funkcija ir organizmui tobulėti, adaptuotis prie iššūkių, prie sąlygų. Tai būtent stresas mums padeda tą daryti. Tam tikras streso kiekis, jisai padeda adaptuotis ir prie didesnio streso. Tai jeigu mes sugebam įvaldyti save vienoj streso lygyje, paskui tą lygį galim kelti. Paskui tą lygį galim kelti, taip atsiranda tolerancija stresui. Pirmą mes apie tą ir paskui ir kalbam. Ir tas yra labai svarbu, bet mes visą laiką kalbam apie stresą, tai kalbam su tokia neigiama konotacija visą laiką. Čia yra neigiamas labai dalykas. Aš visų pirma norėčiau pabrėžti, kad tai yra būtinas dalykas mūsų organizmo funkcijom, nes jisai lygiai taip pat gali gerinti ir imunitetą, ir nervų sistemos veiklą, ir jisai būtinas tam imunitetui užtikrinti. Čia gal toks dabar trumpas nuokrypis. Nesusirinkom tai apie neigiamą streso įtaką. Bet reikia matyti abi pusės, nes kitaip jeigu matom tik tai vieną spalvą, tada labai sunku suprasti, apie ką šnekam. Tai tas tarkim apie imunitetą. Turim tyrimų, kur žinom, kad jeigu vaikas auga aplinkoje, kur yra daug gyvūnų, ten yra daug bakterijų, jam gerina imunitetą, jisai užaugęs mažiau sirgs, bus ten laimingesnis ir panašiai. Lygiai taip pat, kai lendam ten, tarkim, į šaltą vonę arba sauną, mes apie tai irgi paskui galėsim pakalbėti, kaip streso valdymo vienus iš būdų.
tai vėl mūsų adaptuoja ir paskui vėliau mūsų tas stresas būna mažesnis. Tai tą reikia labai suprasti, kad yra ir ta teigiama pusė. Jeigu žinome, kaip valdyti. Jeigu žinome, kaip valdyti, žinome principus, galbūt turim kažkokią savistabą, kuri mums padėtų suprasti, ar tas streso lygis čia yra per didelis, ar per mažas, nes kai jau dabar pereinam prie tos neigiamos pusės, tai dažniausiai mes kalbam per didelis stresas, kurio mes nesugebam kontroliuoti. Dabar ką reikštų per didelis? Tai vienas variantas, jisai galbūt yra per ilgas, lėtinis stresas, kuris užsitęsęs labai ilgą laiką. Tai tokiu atveju tada viskas yra atvirkščiai. Jisai prastina mūsų imunitetą, jisai jį išsekina, jis išsekina nervų sistemą, jisai turi neigiamą įtaiką nuotaikų pokyčiams ir panašiai. Ir lygiai taip pat yra per didelis tas momentinis stresas, tai įsivaizduokit, jūs patyrėt avariją, jums nieko nenutiko, bet jums šokas. Tai tas didelis stresas gali mus taip išgąsdinti, kad paskui mes tenai, nežinau, savaitę atsigaudinėsim, gal metus, gal mes paskui išgyvenam visą laiką. Tai tas vien momentinis, tenai truko porą sekundžių, gali paskui turėti labai ilgą ir tokią nenutrūkstamą paskui pasireiškimą. Tai va, tai čia tie neigiami momentai. Dabar galim grįžti prie klausimo, kaip jisai veikia mūsų kūną. Tai visokiojopai veikia. Reikia suprasti, kad streso metu, nes mes sakom, tai yra organizmo reakcija į dirgiklius, tai reiškia, kas jį sukelia, dirgikliai. Tai gali būti fiziniai, gali būti psichologiniai. Aš su antra puse arba darbe su kažkuo susipykstu, tai čia yra psichologinio tipo stresas. Arba ten man reikia įspręsti kažkokią tai matematinę lygtį, aš einu į egzaminą. Fizinis, pavyzdžiui, aš bėgu maratoną. Čia yra fizinis stresas, keliu svorius, irgi fizinis stresas, bet jis man lygiai taip pat padeda save treniruoti. Jis padeda adaptuotis. Ir tas psichologinis stresas, jisai lygiai taip pat mums padeda adaptuotis. Tai klausimas, ar mes jį sugebam toleruoti, grįžtant prie to, ką kalbėjom. Tai dabar, kaip jisai mus veikia, tai nežinau, ar esat girdėjus apie simpatinę, parasimpatinę nervų sistemas, apie balansą tarp jų. Tai šiaip iš esmės tas tokias gyvybinės funkcijas užtikrina tos autonominė nervų sistema, kuri turi dvi pusės. Simpatinė, aktyvinanti ir parasimpatinė, tai raminanti. Tai ta simpatinė dažniausiai, jeigu mes tenai kažkur tai greitai bėgame, jinai aktyvinai didina mūsų širdies ritmą, į periferiją priteka daug kraujotakos, kad būtų raumenyse jėgos resursų tos dalykus daryti, bet automatiškai jinai slopina parasimpatinę nervų sistemą, kuri yra užtikrina vidaus organų funkciją. Jeigu tai paprastai kalbant, tai ta simpatinė vadinasi fight or flight, reiškia bėk arba kovot. Tai mums kas svarbiausia, tada arba kažkam duot, arba apsisukti ir bėgti. O ta parasimpatinė pusė, jinai užtikrina vidaus organus, reiškia vadinam ją rest and digest. Tai ramybė, poilsis ir virškinimas. Tai va, tai dažniausiai reikia suprasti, kad jeigu jos tuos dalykus koordinuoja, reiškia, jos ir koordinuoja kiekvieną vidaus organą. Tai parasimpatinė nervų sistema turi nervinius laidus, simpatinė lygiai taip pat, kurie išeina ir inervuoja kiekvieną mūsų iš galvos smegenų, iš nugaros smegenų, inervuoja kiekvieną mūsų organą. Tai reikia suprasti, kad mūsų kiekviena mintis, kiekviena emocinė, jinai turi cheminę išraišką ir vėliau tą išraišką cheminiu keliu perduoda organams. Ir jeigu mes pastoviai esam tam simpatiniam fone, visą laiką aktyvinama širdis, periferiniai raumenys, bet slopinami vidaus organai, tai reikia suprasti, kad tikrai tie vidaus organai kentės. Ir dėl to visą laiką reikia kažkaip bandyti grįžti į balansą, aktyvuoti tą parasimpatinę nervų sistemą, tam, kad ir tas vidaus organas, čia taip paprastai kalbant, jisai galėtų turėti savo funkciją, jis galėtų ją atlikti, kažką perdirbti, ten kepenis, blužnis ir panašiai. Ir galėtų tokiu atveju pilnai atlikdamas tą funkciją padėti mums visą laiką būti tam balanse. Kad ir nepriklausomai kokios organizmo funkcijos tame būtų. Tai va, tai čia svarbu tą suprast ir tada jau toliau vėl einant, kaip veikia tai, nes vis dėlto
mes čia bandom kalbėti labiau apie iš kinesterapinės pusės, kas yra mano kompetencija, tai labiau apie griaučių raumenų sistemą, ar ne? Tai tiesiog jūs pastebėkit save, kai jūs patiriat stresą, kaip jūs kvėpuojat. Dažniau. Dažniau, teisingai. Taip, padažnėja kvėpavimas, širdis, Kalatojasi. tabaluojasi jo greičiau. Taip. Ir tas toksai, čia ne tik apie save galim kalbėti, apskritai aš ką pastebiu ir į vaikus žiūrint ir panašiai. Taip. Tada aš galiu pasakyti, kad dar labai matosi stresas ant žmogaus, nes kraujotaka būna į veidą. Čia būtent tas autonominės sistemos požymis. Išsiplečia periferinės kraujagyslės. Taip. Raudonis išmuša. Išmuša raudonis. Tada adrenalinas pakyla labiau. Taip. Tai jeigu mes visą laiką darbę dirbam tokioj būsenoj. Taip. Tai čia labai gerai pastebėti. Tokie akivaizdus kažkokie pokyčiai mūsų fiziologijai, kurios lengva pastebėti ir iš tikrųjų kartais įeina pacientas į pro duris. Čia mes kalbam apie tokią ūmę reakciją, aš dabar susinervinau, bet paskui ta ūmi reakcija, jinai turi liekamųjų kažkokiu tai požymių. Ir tos liekamosius požymius irgi gali matyti. Pavyzdžiui, dabar mes pakalbėjom, dažnis keičiasi, ar pastebėjot kokybė kvėpavimo kokia yra? Ar jūs kažkaip kitaip kvėpuojat? Kaip jūs galvojate? Aš manau, kad dėl ko padažnėja, nes dėl to tu nori kvėpti daugiau deguonies, nes tau trūksta oro. Bet čia mano tik tai prielaida, aš nesu tikra. Teisingai, bet iš tikrųjų taip ir yra. Nes kodėl mums reikia to, kai mes bėgtumėm, jeigu kalbėtumėm apie tą fight or flight, mums reikėtų daugiau deguonies. Labai teisingai, bet pati kokybė, ar mes kažkaip kitaip kvėpuojam? Dažnis yra viena dalyka, bet pačią kvėpavimo kokybę, ar jis kažkaip kitaip galėtų atrodyti? Čia man klausimas, Pauliau, taip. Nežinau, gal neįkvėpi tiek daug? Nežinau, sunku pasakyti. Labiau paviršinis kvėpavimas. Taip. Teisingai. Ir kiek kvėpavimo pačio kokybė yra kitokia ir iš pačios dinamikos, iš judesio. Tai jeigu pastebėtumėm, kaip susijaudinę žmogus kvėpuoja, tai dažniausiai kvėpuoja šitaip. Pečiai kilnojas, jisai taip jos sukelia, kartais ir susigūžia. Ramus kvėpuoja dažniausiai, matysim, čia pečiai ten net neįda, pilvas plečiasi į šonus. Jisai visai kitokio pobūdžio, kitokio dažnio. Tai dabar įsivaizduokit. Jūs visą dieną prie darbo, jums skambučiai, jums reikia kažką atrašyti ir jūs taip kvėpuojate. Tai įsivaizduokit, kas vyksta su pečių lanko raumenim. Jie visą dieną jūsų pečių lanką kilnoja į viršų. Po, tarkim, 15 kartų į minutę. Kaklo raumenys nėra įpratę tą daryti. Jie turėtų laikyti galvą ir ją sukioti. O jie dabar daro kažkokią nesąmonę. Kilnoja jūsų pečius į viršų. Tai automatiškai kaklo pečių juostos tarpumenčio skausmai yra labai dažni, grinai streso sukeltos kažkokios tai problemos, ypač jeigu žmogus yra mažiau fiziškai aktyvus ir jo ta tolerancija tokio pobūdžio raumeniniai veiklai yra neparuošta. Tai pažiūrėkit į laikyseną. Ar galėtumėte atpažinti žmogų, kuris patiria tokio daug didelį lėtinį stresą? Turbūt, kad taip. Ir kaip jis galėtų atrodyti? Sakyčiau, kad šiek tiek, aš čia tik įsivaizduoju. Tai gerai, labai, Pauliau? Visą laiką labai tai aš įsivaizduoju, kad iš esmės ne taip tu tiesini, tu toks labiau susigūžęs, sukritęs toks, nes tiesiog jau dabar pasakysiu iš šitos kineziterapijos pusės, raumenys apkrauti būna visą laiką arba neįpratę ir tu tiesiog, aš taip spėju, aš nežinau, Pauliau. Ne, čia iš tikrųjų jūsų pastebėjimas tai labai teisingas. Dažniausiai būna susigūdęs arba pečiai yra sukilę į viršų. Ai, tiesiog jau net nuo to visą laiką. Jo, nuo to pastovaus tiesiog padidėja kaklo ir pečių juostos raumenų tonusas, tai čia kalbam viršutinė trapecija dažniausiai, kuris sukelia tos pečius. Taip. Ir tas susigūžimas dažniausiai irgi, kaip mes kaip pastebim, pavyzdžiui, mes bijom kažko, žiūrim siaubo filmą, taigi mes žiūrim šitaip, nežiūrim šitaip, o čia toj nužudys. Dažniausiai tai yra labai aiškus stereotipai laikysenos. Ir jeigu žmogus patiria pastovių kažkokią, tai galima tai būtų sakyti, pavyzdžiui, nerimą, jis dažniausiai jo laikysena galėtų būti tokia. Tai reiškia, kad
dažniausiai nugaros raumenys, jie bus visą laiką ištempti, slopinami. Jam sunku bus išsitiesti. Ir jeigu mes pasakysim, jūs išsitieskit ir bandykit būti išsitiesę, tai tikrai neveiks. Ir tada reikia ieškoti kažkokių kitų sprendimo būdų. Dažniausiai tai yra jie kompleksiniai, kurie galėtų padėti, pavyzdžiui, tą problemą išspręsti. Tai ar, Pauliau, aš teisingai suprantu, kad dažniausiai pas jūs dėl to patiriamo streso į kliniką žmonės ir ateina būtent su pečių, menčių skausmais, su kaklo skausmais? Čia vienas iš galimų šablonų. Dažnai įvyksta ta pečių juostos raumenų perkrova, bet tas gali pasireikšti visiškai bet kur. Taip. Tarp kitko, veikiausiai su stresu, nerimu, depresija, tom tokiom psichologiniam, galbūt labiau būsenom, labai dažnai yra susijęs juosmens skausmas. Neturim labai daug moksliniai literatūrai, kur kalba apie asociacijas tarp psichologinių dalykų ir juosmens skausmo. Ir iš tikrųjų ta koreliacija čia veikiausiai yra didžiausia. Kažkodėl juosmenį, paskui galėsim pakalbėti dėl ko, nes yra kažkokie tai paaiškinimai. Tai va, tai nežinau, ar čia dabar galbūt verta labai lysti tą fiziologiją kažkokią, bet iš esmės, kai žmogus patiria aukštesnį streso lygį, automatiškai bus keli tokie fiziologinės to išraiškos. Tai visų pirma bus tikrai padidėjęs jautrumas į skausmą. Tai turim tyrimų, kur pavyzdžiui tyria žmonės su kokia klubo artroze, tie, kurie turi kažkokį tai padėjusi streso lygį arba ten dar tolimesnės kažkokios fazės, tai ten galbūt nerimo sutrikimus, depresijas. Ir lyginant tokią pačią patologiją arba problemą turinčius, bet neturinčius psichologinio to fono, tai tie, kurie turi tą psichologinį foną, jie visą laiką jautresni bus skausmui gerokai. Ir net jeigu vertina to žmonės, kurie neturi šiaip griaučių raumenų sistemos skausmų, yra pavyzdžiui toksai kaip algometro, toksai prietaisas, kuris matuoja intensyvumo arba toleranciją skausmui, tai tiesiog spaudžiant odą nustato ties kokiu spaudimo laipsniu tas spaudimo stimulas pasidaro skausmingas. Tai tie žmonės turi daug mažesnį tas slenkstį spaudimui ir čia toks kaip ir vienas iš labiausiai tokių naudojamų skausmo tolerancijos instrumentų mokslinėse tyrimuose. Tai matom irgi, kad jie daug jautresni tam skausminį stimului. Tai reikia suprasti, kad tas tikrai turi labai didelį įtaką. Taip kaip paskui pasireiškia mums skausmai, nes kitas gali būti ir įsitempęs, bet jis kažkodėl tai vaikšto be tų skausmų ir tu įžiūri, bet va kažkaip jisai pragyvena. O kitam jisai negali miegoti, jam ten kartais ir prieš uždegiminį ir panašiai nepadeda. Kitas dalykas, tikrai žinom, kad stresas jisai didina uždegiminius procesus kūne, jos skatina ir automatiškai tai veiks absoliučiai visas organizmo funkcijas, nuotaiką, tą patį dirglumą skausmui, rizika galbūt, kad bus sudirgintas nervas, tada atsiranda dar neurologiniai kažkokie simptomai, tirpimas, dilgčiojimas, ten šauna į koją, šauna į ranką, be abejo virškinimo problemos ir panašiai. Tai va tie dalykai tikrai turi labai didelį įtaką, kalbant tie dalykai, tai stresas turi tikrai labai didelį įtaką paskui įvairiem fiziologiniam procesam kūne. Taip, bet Pauliau, kaip nestresuoti? Kaip nestresuoti. Tai va čia grįžtam, kaip nestresuoti per daug. Nes stresuoti tai yra gerai. Kažkiek streso gerai. Taip, kaip nestresuoti. Kaip nestresuoti per daug, kad į tą kūną neteitų visi šitie neigiami dalykai, nebūtų tų uždegiminių procesų, kad mes galėtumėm patys kontroliuoti. Taip. Jo. Ir išlaikyti tą balansą tokį. Geras klausimas, bet toks kompleksinis, kad mums reikėtų čia laidų ciklo. 17 laidų padarom ir viską atsakom. Jo, tai
vienas dalykas galbūt, ar mes čia labiau kalbam apie metodus, kaip galėtų jie mums padėti suvaldyti tą stresą, ar kažkaip tai per gyvenimo būdo kažkokius tai pokyčius? Aš manau, kad trumpai galėtumėm tą prevenciją įvardinti taip. Aš girdėjau prieš tai saunos šalti kažkas. Tai jo, mes tikrai galim apie tą pakalbėti. Taip, ir aišku, turbūt ir darbas su savim čia turėtų būti irgi prie to pačio. Tai kažkiek paliečiam tada, Pauliau, visų po truputėlį, bent jau tokius pagrindinius dalykus, ką mes galėtumėm paprasti žmonės savo padėti. Jo, nes čia ir yra esmė. Jo, nes prieš tai jūs dar prieš laidą klausėt apie medikamentus. Ar užtenka išgerti tabletę? Tai va. Tai čia aš kaip suprantu, irgi įeina į tą klausimo kontekstą, teisingai. Taip, bet tabletės išgerimas, jisai tom tarpu gali kažkaip padėti arba tave nuraminti, arba skausmą nuimti, bet tai nėra kažkokia prevencija, tai yra... Labai teisingai. Tai va. Labai teisingai. Tai mes tą tabletę turbūt visi galim išgerti, o aš noriu jūsų kaip eksperto paklausti, ką mes galim be tabletės padaryti. Labai geras klausimas, nes iš tikrųjų apie tas tabletės galima kažką labai trumpai, bet vis dėlto čia yra psichiatro labiau kompetencija, kalbėti apie medikamentus. O mes galbūt apie tos kažkokius, tai ką mes galėtumėm padaryti su savim, nes vis dėlto dažniausiai tabletė tai yra toksai kaip simptomų užmaskavimas. Bet problema tai lieka. Ir iš tikrųjų kartais nubūna tikrai tie labai sunkus periodai, gal ten skiriame su kažkuo, gal ten, nežinau, verslas griūva arba... Iš darbo atleido. Jo. Ir žmogus nepajėgia kitaip susitvarkyti. Ir ten tu jam gali sakyti atsipalaiduok, pailsėk ir tiesiog yra pasiekę tokią ribą, kad jam labai sunku. Ir kartais gal tada iš tikrųjų, bet vėl reikia kreiptis į specialistą, tai tada pas psichiatrą geriausiai ir čia nereikia nieko bijot, kad čia psichiatras tai man su galva negerai. Aš tai sakyčiau, kad kaip tik, jeigu mes pastebim problemą, mes ją įvardinam, mes ją pripažįstam ir bandom ją spręsti, tai yra brandžios asmenybės požymis, o ne paskui ten eiti į barą kiekvieną vakarą ir skęst ten tarkim alkoholį. Bet vėl, čia reikėtų, kad kažkas tada specialistas, kurio yra čia kompetencija, jis nustatytų, ar čia turėtų būti medikamentinis gydymas, kad išeiti iš tos sunkios fazės, ar čia gal užtektų, pavyzdžiui, psichoterapijos, psichoanalizės ir panašiai. Dabar, jeigu mes nekalbam apie tokius jau sunkaus pobūdžio labai tas būsenas, bet kalbam apie tokį kasdieninį kažkokį tai foną, kur kaip mes savo galim padėti. Tai galima galbūt būtų išskirti tokias dvi pusės. Tai yra tokia quick fixas, tokia greita pagalba, tokia kaip traumpunktas. Ledo, prisidedam. Panašiai, jo, nes kartais iš tikrųjų, yra tokių situacijų ir jauti pagauna ir kaip aš greit galiu savo padėti, kad nusiraminti ir tada galėčiau tą veiklą daryti. Ir kiti jau tokie labiau darbo su savim aspektai, kur mes irgi taip pat matom problemą, aš, pavyzdžiui, nesugebu tam tikrame kontekste susitvarkyti su tuo stresu, kaip aš galėčiau didinti tą toleranciją stresui, kad aš sugebėčiau jį įveikti ir galbūt man būtų tas lengvas, geras jauduliukas, bet ne toks, kur aš ten visas prakaituoju. Tai iš esmės tokie, sakyčiau, vienas labai esminis dalykas, tai bendrai yra kvėpavimo praktikos. Nes iš tikrųjų taip, kaip mes kalbėjom, kad nervų sistema įnervuoja kiekvieną mūsų organą, tai lygiai taip pat mes galim ją per kvėpavimą labai stipriai moduliuoti, reguliuoti. Ir tos kvėpavimo praktikos, jos gali būti labai skirtingos. Jos gali būti aktyvinančios, kartais būna toks stresas, kad tu jautiesi išsunktas. Ir tau gal tada iš tikrųjų reikėtų aktyvinančią tą praktiką padaryti. O kartais tu jauti, kad tau reikia nusiraminti, nes tu visas hiper toksai. Ir tada galbūt padaryti tą raminančią praktiką. Iš esmės, dažniausiai, jeigu kalbame tas kvėpavimo praktikas, tai būtų gerai jas tada praktikuoti kasdien, kad iš tikrųjų tą nervų sistemą ir tą fiziologiją ją ruošt, kad paskui, kai ateis tos stresinės situacijos, mes jau turėsim kažkokį tai valdymą.
Tai jeigu kalbant apie tavo quick fixą, tai galim, pavyzdžiui, pabandyti dabar kartu. Yra labai paprastas dalykas, nėra žmogaus turbūt, kuris supranta kalbą, kuris nesugebėtų to padaryti, nes tai nėra kažkokie, kur ten pranajama, dar kažką, kur ten reikia koncentracijos ilgai, ten išlaikyti dėmesį. Čia labai toksai čia ir dabar. Tai vadinasi physiological sigh, tai reiškia toks fiziologinis atodusis, arba double breath, dvigubas įkvėpimas, čia apie tą patį dalyką kalbam. Ir tai jisai atrodo taip, mes įkvėpiam giliai, geriausiai tai būtų sėdėti tiesiai, įkvėpiam giliai, aš siūlau pabandykit, jausit kaip tai įkvėpiam pilnai ir ant pačio galo dar įkvėpiam, dar vieną įkvėpimą padarom, tai gaunas taip ir tada atsidūstam ir padarom taip 3 kartus, įkvėpiam ir iš tikrųjų jisai ramina. Jeigu busit stresinėje situacijoje, labai siūlau, nes labai paprastas dalykas. Čia darbė netgi galima, Pauliau, tą padaryti. Be abejo. Ta prasme, nereikia bėgti į šaltą dušą. Taip, tikrai taip. Čia pakvepuoji darbė. Ypač kas kalba prieš kamerą, toksai, kur dabar jau kamera įsijungs ir man reikės kalbėti ir aš turiu 5 sekundės. Tai nelabai kažką daugiau turim padaryti. Tai tokie 3 įkvėpimai. Jie labai puikiai gali padėti ir iš tikrųjų čia yra natūralus visiškai dalykas. Tai pavyzdžiui, mes prieš užmiegant dažniausiai šitą padarom ir tada jau atsijungiam. Arba pavyzdžiui, žmonės, kurie būna klaustrofobiškose patalpose, tai jie dažniausiai jungia tokį kvėpavimą, kad save ramint. Tai natūralus dalykas ir toks vienas iš tų quick fixų. Dabar kalbant apie tos jau labiau ilgalaikius kažkokius tai dalykus, tai yra tos kvėpavimo praktikos, jos yra nuo paprastesnių iki sudėtingesnių. Aš tai dažniausiai, kai kalbam apie kvėpavimo praktiką, siūlau vis laik susirasti kažkokį tai mokytoją, instruktorių, kuris jisai normaliai jums galės tą dalyką paaiškinti, jisai tam dalykam yra apmokytas, jisai tą dalyką pats yra savo gyvenime įtvirtinęs, jisai jį naudoja, jisai gali per savo patirtį paaiškinti jo poveikį, negu žiūrėti ten YouTube. Bet yra kai kurie dalykai ir net YouTube, bet vėl tada reikėtų žiūrėti kažkokio profesionalo tą YouTube'inį video, negu kažką, bet ką. Tai iš tikrųjų yra toksai box breathing, man atrodo labai daug kas jį žino ir naudoja. Man girdėtas, bet dabar neteina daugiau informacijos. Tai iš tikrųjų yra dėžės arba kvadrato principas, nes man atrodo kartais ir kvadrato kvėpavimu jį naudoja. Tai reiškia, pavyzdžiui, įkvėpiam per 4 sekundės, tai tada 4 sekundės užlaikom, tada iškvėpiam per 4 sekundės ir vėl 4 sekundės užlaikom. Tai reiškia kvadratas, kad yra 4 fazės, kurių trukmė yra vienoda. Tai ir galim pradėti nuo daug mažiau ir paskui galim tą tarpą, tai paskui ten prieina 8 sekundžių, 10, ten paskui jau daro ir žiūrėk ir 15. Bet čia reikėtų tą daryti ir praktikuoti pastoviai. Tai vienas dalykas, tada atsiranda koncentracija, atsiranda kažkoks tai minčių valdymas, atsiranda tos fiziologijos raminimas ir panašiai. Buitinis klausimas, Pauliau. Kvėpavimas panikos atakos metu į maišelį. Filmuose tik tai, ar tai yra irgi kažkoks... Čia yra labiau susijęs su deguonies ir azoto įkvėpimo ir iškvėpimo santykiu. Jisai veikia, bet aš galvoju vėl, jeigu kyla tos panikos atakos, tai galbūt reikėtų bandyti spręsti panikos atakas. Ir jeigu mes turim tą maišelį, tai okei, kaip tokį, kaip pasakyti, tą quick fixą tokį, kaip man čia susitvarkyti, bet reikėtų bandyti tą spręsti. Ir vėl tada čia jau psichoterapeutas, psichiatras, pas juos reikėtų kreiptis. Šiaip, tie kvėpavimo visos tos praktikos, jeigu darom teisingai ir reguliariai, nes visų pirma, svarbiausia yra daryti teisingai ir todėl reikalingas dažniausiai kažkoks instruktorius. Jos tas panikos atakas pakankamai neblogai padeda valdyti, galbūt ne tai, kad išspręsti, nes čia labai priklauso labai platus spektras, bet tai gal tada reikėtų
kreiptis pas specialistą, plus galbūt tokie dalykai galėtų padėti. Pavyzdžiui, man čia nežinau, norėsim apie tai, nenorėsim kalbėti, bus laiko, nebus. Aš labai mėgstu rytų tas praktikas. Aš dažnai ir į Indiją važiuoju, ten būnu, darau tas praktikas, nes ten irgi reikia laiko, kol tu supranti, kaip daryti, valdai tą dalyką, kaip ir bet kokį įgūdį. Tai tos vadinamos pranajamos praktikas, tai reiškia kvėpavimo praktikos, tai vieną, kur tikrai galėčiau rekomenduoti klausytojams, tai yra vadinas Nadi Šudi. Paskui, nežinau, gal galima bus į aprašymą kažkokį įterpti nuorodą, labai paprasta praktika, kvėpuojam uždengdami nosį, tai ten dažniausiai būna pro vieną įkvepiam, iškvepiam, uždengiam kitą šnervę, įkvepiam, iškvepiam. Ir atsiranda vėl tie fiziologiniai reguliavimo procesai, kurie slopina ir ramina nervų sistemą. Ir kai kuriem su pacientais, kurie irgi sako, aš nežinau, man ten būna ir kažkaip tai sakom, gal pabandom vaduoti vieną iš tų įrankių ir paskui grįžta, sako, eina savo, taip ramina tą nervų sistemą, aš ir darbe pasidarau, ir ten namie ir ryte ir vakare pasidariau, ir miegu geriau. Tai toksai, čia kalbant apie tuos dalykus, kur dar mūsų kompetencija, ta prasme, kaip kineziterapeuto, kol dar nėra kažkokių tai jau galbūt sunkesnių stadijų, tai iš tikrųjų labai puikiai veikia ir žmonėm, kurie pastebi pas save tos dalykus, tai siūlau visą laiką pabandyti ir tada įsprendžia, čia jum ar ne jum, nes svarbiausia tai surast tas, kas jum tinka. Nes kas vienam tinka, netinka kitam ir kad jeigu vienam tiko, tai man būtinai turi tikti ir jeigu man netinka, tai čia arba aš kažkoks tai netoks, arba aš tenai grybas, arba ten nesąmonė, tai nereikėtų atmesti, tada tiesiog reikėtų tą ieškojimą kažkokių tai būdų, kur būtent jum padėtų. Tai čia užsitęsėme apie tą kvėpavimą, čia jeigu taip apie kiekvieną kalbėsim, tai rytoj išeisim iš studijos, tai bandom šiandien išeiti, aš kažkaip jau trumpinu. Tai viena iš praktikų yra kvėpavimas. Kita? Kvėpavimas tai taip jau vienareikšmiai. Šiaip bendras fizinis aktyvumas ir krūvis, tai visų pirma bendrai sportuojant bet ką, bėgant, važiuojant dviračiu, plaukiant, kilnojant svorius, labai daug nervų sistema išskiria visų cheminių medžiagų, kurios yra labai svarbios mūsų nuotaikai, mūsų dėmesiui, visom kognityviniam funkcijom, pradant endorfinų ir baigiant tenai įvairiom kitom ten serotoninais ir panašiai, dopaminais. Plus net daug sporto fiziologų sako, kad raumuo pats iš savęs yra kaip endokrininė liauka, reiškia hormoninė liauka, kuris pats iš savęs įskiria labai daug priešuždegiminių faktorių, nuotaikai irgi reguliuojančių faktorių ir panašiai. Tai bendras fizinis krūvis yra super, sakyčiau, kombinuojant aerobinį krūvį, tai reiškia ištvermės tą tokį. Geriausiai tai būtų tą daryti antroji zonai, čia nežinau, gal paskui spėsim pakalbėti, nespėsim, jeigu nespėsim, tai žmonės visą laiką gali pasigūglinti su jėgos pratimais, tai tas kombinuotas krūvis duoda emociniai būkliai geriausią efektą, tai fizinis krūvis tai tikrai. Taškai tada. Bet tas išsitaškai čia yra klausimas, nes kartais išsitaškyti gerai, bet jeigu nervų sistema yra pervargus ir tu dar išsitaškai, tu dar važiuoji žemyn, nes jinai tiesiog nesugeba atsistatyti po išsitaškymo. Tai dėl to, jeigu, tarkim, būna ten depresija kažkokia, tai gilesnė, tai siūlo dažniausiai pradėti nuo to aerobinio krūvio, lengvo fizinio krūvio, kurį sugebės nervų sistema toleruoti. Pasivaikščiojimas. Labai priklausys nuo žmogaus fizinio parengtumo, tai dažniausiai žiūrim pagal pulsą, ten vėliau sportininkai tai dar žiūri, ten laktatą ima iš raumenų, kur nusprendžia, kur yra ta antra zona, bet ta antra zona tenai procentaliai būna nuo maksimalaus širdies dažnio, procentaliai būna ten kažkoks procentas priklausomai nuo amžiaus. Tai ir dažniausiai siūlo toje antroje zonoje būti. Tai vienam tai gali būti pasivaikščiojimas, nes jo treniruotumas yra žymiai mažesnis, kitam gali būti bėgimas kroso, kitam gali būti net ir, pavyzdžiui, toks greitesnis jau bėgimas. Toks, dažniausiai tai mes sakom, antroje zonoje tu turėtum mušt prakaitas, bet tu turėtum sugebėti kvėpuoti. Tai tokia, jeigu tenai neturi matuoklių kažkokių, tai iš esmės viso bėgimo metu tu turėtum sugebėti kalbėti. Tai jeigu tu sugebi normaliai kalbėti,
be sustabdymo, va taip kaip mes dabar šnekam, tai tu veikiausiai esi antroji zona ir čia viskas yra normaliai. Bet turi mušt prakaitas, nes kitaip tai galbūt tu būsi pirmoji zona. Nu čia toks labai simple paaiškinimas. Tai va. Paprasti tokie dalykai, tarkim, buvimas gamtoj, jis iš tikrųjų nervų sistemą labai ramina, ypač jeigu yra kokie medžių šlamėjimas, paukščių garsai, jie tada nervų sistemą veikia dar ir per garsinį stimulą. Čia vėl yra fiziologija, kartais juokingai tokie dalykai atrodo, rytuose tą jau sako tūkstančius metų, mes vakaruose dabar jau net ir per mokslą žinom, kad yra tas poveikis. Pavyzdžiui, liečiant skirtingus paviršius gamtoj, samanas, medžio tošį, žolę, žemę, labai stipriai galim veikti. Čia stimuliacija tokia vyksta, ar ne? Čia galbūt tokia kaip ir naujas stimulas nervų sistemai, maybe, bet iš esmės tai keičia mikrobiomą žarnyno. Ir tas yra labai svarbu virškinimo kokybė. Ir čia atrodo kosmonautika, bet jau mes dabar žinom tą iš mokslo, ne tik tai iš kažkokių tai legendų. Kad iš tikrųjų ir nereikia dėti burną tų rankų. Tiesiog nuo lietimo. Tos visos bakterijos, kurios yra gerosios ir blogosios žarnyne, jos keičiasi vien nuo to, kad jeigu mes plika ranka liečiam kažkokius tai gamtos ornamentus, jeigu taip galima pasakyti, paviršius. Tai va, tai toks dalykas visą laiką, išeit vakare galbūt, visą laiką rekomenduoju gamtą, kur ramu, įsijungia tą parasimpatinę nervų sistemą, tada geriau miegosim ir tada tas stresas bus daug geriau toleruojamas. Šiaip iš esmės miego kokybė streso valdymui yra neįkainojama. Ir jeigu yra prasta miego kokybė, tada tą stresą bus labai sudėtinga. Bet čia vienas su kitu koreliuoja, Pauliau, nes tu dėl patirto streso tu labai pergyveni ir negali miegot. Tai kai tu negali miegot, dėl to streso, tai ką man daryti? Čia yra tas užburtas ratas. Bet tada vėl yra tam tikri būdai, kaip mes galėtumėm tą miego kokybę pagerinti. Pavyzdžiui, mes sako, aš negaliu užmigti, nes man ten galvoj sukas prieš atsigulant į lovą, ten man sukas mintis, kas bus darbe ir panašiai. Tada klausimas, ką tu darai paskutinės 2 valandas? Nu tai ką, tai ten pasižiūriu dar e-mailus, mintis apie darbo rūpesčius, gaunu tos blue light, tos šviesos, kuri iš tikrųjų neleidžia įsiskirti melatoninui, kuris yra kaip ir miego hormonas, jis mus pradeda raminti ir mes dėl to einam miegot. Dar tenai pavalgau, dar fainiau, tai įsijungia virškinimas ir tada dar sunkiau yra užmigti. Nu ir tada žiūrit, aišku, kaip tu galėsi normaliai miegoti, tiek visko pridaręs. Tai tokios galbūt, sakyčiau, 4 pradžiai taisyklės, ką reikėtų daryti. Visų pirma, paskutinės 2 valandas kompiuterio, telefono, viskas, kas turi tą mėlyną šviesą, vengti. Kitas dalykas, galbūt pritemdyti iš esmės šviesas namuose, kad po truputį tas melatoninas pradėtų ruošiamės miego fazį. Jo, mes simuliuojam gamtą realiai. Tai žiūrim irgi, kai saulė leidžias, tai mes irgi taip jau lyg tai liliuojamės. Tai čia kažkas panašaus. Tada valgom bent 3 valandos iki ėjimo į lovą. Kitaip vėl tada, čia yra prioritetai. Ar mes norim gerai išsimiegoti ir gerai jaustis ryte, ar mes geriau norim pakapot. Tai va. Jūs tiesiog pajauskit, kaip jūs, jeigu jūs daug privalgot ir einat iškart miegoti, jūs pajauskit, kaip jūs atsikeliat ryte. Sunku keltis iš lovos. Mes nueinam tuščių skrandžių, atsikeliam kaip ridikas. Tai labai svarbu. Ir toksai dar, sakyčiau, labai svarbus dalykas, tai yra po vėsių vandeniu palyst. Tai dušu, geriausiai visą kūną. Tai, moterim, kadangi su plaukais yra biškai kitaip, tai nebūtina plaukų šlapinti, bet gal tada bent jau veidą. Tai labai svarbu, kad tas dušas nebūtų jau ledinis, nes vėl tada jis labai aktyvuos tą simpatiką, tada užtruks, kol jūs nurimsit. Tai kokį pusvalandį gali būti tas aktyvėjimas, bet dar svarbu, kad jis nebūtų karštas. Nes karštas dušas iš karto tada jisai taip viską kraujotaką sukelia tą periferinę, irgi tą simpatiką, paskui labai bus sunku užmigti, vasarą iš vis bus. Tai va, pastebėkit vasarą, kai karšta,
mes palendam po vėsiu vandenį ir iš karto mus atpalaiduoja. Tai aš net, pavyzdžiui, žiemą vis laik prieš eidamas miegoti, aš vis laik po vėsiu. Dabar kiek vėsus, tai čia jau priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kiek jis gali toleruoti, bet iš esmės tai tas nervų sistemoje nuraminti vėsus vanduo yra super. Okay? Dar kitas dalykas tai yra mityba. Jeigu ta mityba yra ta labiau prieš uždegiminė, tai labai padės streso valdyme. Jeigu jinai yra kaip tik uždegiminė, tai picos, bandelės, tortai ir panašiai, tai paskui užsisuks toks tas vėl tas lūpas, tas užburtas ratas, paskui bus labai sunku išeiti. Ir įvairiom prasmėm. Vienas dalykas yra to cheminių pobūdžių, atsiranda priprantamumas prie tam tikrų cheminių medžiagų. Kitas dalykas didėja uždegiminiai procesai. Tokiu atveju vėl mes kalbėjom, uždegiminiai procesai, kokią įtaką turi emociniai būsenai. Ir paskui realiai reikia suprasti, kad kai mes valgom, dažniausiai padidėja stresas, grįžtam namo, tortą, bam. Nes norisi kažkokio cukraus, kažkaip nusiraminti. Šiaip tai cukraus, tai yra tas priprantamumas prie cukraus, plus norisi dopamino, to laimės hormonų. Bet reikia suprasti, jeigu mes pastoviai nervų sistemą bombarduojam to dopaminu, paskui pasitenkinimą rasti kažkur kitur, kažkokiose kitose veiklose yra labai sudėtinga. Nes mūsų ta tolerancija yra paaugus tiek, kad mums paprastas džiaugsmingas dalykas jau nebe džiaugsmingas. Nes mes suvalgom kibirą ledų, tai tas dopamino kiekis suvalgus kibirą ledų jis išskiria toks, kad paskui jeigu mums padovanoja vyras gėlę, jisai būna toks ir mes žiūrim į tą gėlę, ką žinau. Kur mano ledų kibirėlis? Taip, tu ledus man tada dovanok, sakom. Tai iš tikrųjų tas valgymas ir mityba, čia nežinau, ar verta kalbėti, kas yra prieš uždegiminė, kas yra uždegiminė, nes netilpsim, tai tiesiog, bet galima pasigūglinti labai greitai ir pakankamai dabar daug tos informacijos, tai tai galim pereiti, pavyzdžiui, prie to karščio šalčio, tai iš tikrųjų dabar labai populiaru naudoti tiek, pavyzdžiui, šalčio terapiją, tai Wim Hof toks yra labai jau žinomas, kuris per šaltį viską daro. Tai jie dažniausiai, jisai, pavyzdžiui, kombinuoja tą dar su kvėpavimo praktikoje, lenda į ledo vonę, ten būna, pradžiai sako, būk pusę minutės, paskui didink, ten būna iki 5 minučių. Paprastas dalykas, reikia tik vonios ir šalto vandens, bet siūlyčiau vis tiek gal susiras pradžių instruktorių, Lietuvoje irgi yra keli to metodo instruktoriai, pamokys kaip normaliai daryti. Aš pats esu daręs, puikiai veikia, vėl labai gerai adaptuoja tas, galima sakyti, nervų ir endokrininės sistemas streso priėmimui, labai gerina tą toleranciją. Galbūt čia laiką taupantį tą fiziologiją irgi nelysim, labai puikus būdas. Lygiai taip pat yra buvimas pirty, tai yra tam tikri protokolai. Ir kas dar įdomu, tiek vienu ir kitu atveju išsiskiria tokie, vadinasi, cold shock proteins, tai reiškia šalčio šoko baltymai, kurie iš tikrųjų padeda labai regeneruoti visom paskui ląstelėm, jų baltymam, nes baltymas turi labai daug, kaip pasakyti, laipsnių arba lygių, tai ten pirminė struktūra, antrinė, tretinė ir ketvirtinė. Ir ta ketvirtinė, tai sakomės, pilnas sveikas baltymas, bet jeigu jis pradeda degraduoti, tai po truputį jisai kaip ir išsilanksto ir jisai pereina į tretinį ir antrinį ir jis tada nebeatlieka visiškai tos funkcijos ir tie cold shock proteins padeda regeneruoti tiem baltymam ir vėl, kad jie turėtų tą savo pilną ketvirtinę struktūrą, kas yra labai svarbu užtikrinant tas organizmo funkcijas. Ir iš esmės vėl tai yra kitokio pobūdžio stresas, prie kurio mes gerinam adaptaciją. Tai karštis yra stresas, mums tenai reikia išsėdėti. Dažniausiai dar sako, bandyk tam diskomfortė sėdėti ramiai. Tai negalvot apie darbą, negalvot, kaip man čia sunku, o tiesiog pabandyti išlaikyti ramybę. Lygiai taip pat, kai neria į tą ledinį vandenį, sako, susikoncentruok į kvėpavimą ir stenkis neprisirišti prie kažkokio tai to diskomforto ir mes tada sugebam
labai sudėtingose sąlygose išbūt ramus ir paskui tas persineša į visas absoliučiai veiklas kasdienybėj. Mes žiūrim, kad mes turim tą toleranciją, turim tą valdymą, kaip tos dalykus valdyti. Aišku, tas kvėpavimo reguliavimas saunai bus daug sudėtingesnis, nes kūnas vedinasi kvėpavimo pagalba ir jeigu mes labai lėtai kvėpuosim, pamatysim, kaip iš tikrųjų dar kyla tas karštis, nes sunkiau kūnai vedintis, tai ten galbūt iš esmės tada reikėtų tiesiog bandyti koncentruotis į tą karštį ir paskui galima vėl paieškoti taupant laiką įvairių protokolų, kaip galima būtų tą teisingą tą karščio šalčio terapiją naudot, kad iš tikrųjų jinai turėtų tą efektą, nes ten reikia ir tam tikro dažnio, vieną kartą savaitę nebus pakankamai, tai ir tam tikrą laiką išbūt toj saunai, tai man atrodo, tą galima pasigūglinti. Toliau, jūs irgi prieš laidą kalbėt apie meditacijas, tai čia toks jau labai populiarus dabar terminas, viskas meditacija ir vėl čia grįžtant lygiai taip pat, kas yra stresas. Tai jeigu paklaustum 10 žmonių, kas yra meditacija, tai gautum 11 atsakymų. Tai va jūsų nuomonė, kas yra meditacija? Aš nemedituoju, Pauliau. Turiu prisipažinti, bet aš galvoju, kad... Tai čia viskas okei, aš nesakau, kad kiekvienas turėtų. Ne, tai aš suprantu vieni... Jo, bet labai įdomu, tiesiog ypač jeigu jūs nemedituojat. Tai jūs tą žodį girdėjus turbūt milijoną kartų, bet kaip jūs galvotumėt, kas aš įsivaizduočiau pati to nedarant, kad man tai asmeniškai meditacija turbūt turėtų būti tam tikro dažnio kažkokia tai muzika, gali būti šitų gongų, gali būti kažkokie tokie tam tikro dažnio atsipalaidavimas kvėpuojant. Aš įsivaizduoju taip, patogiai pozoj, kažkokio kvėpavimo praktika kartu su tam tikra raminančia muzika. Man tai atrodytų, kad tai yra meditacija. Tai toks kaip relaksacijos kažkoks. Turbūt. Bet aš suprantu turbūt, kad iš visų išvardintų metodų arba praktikų kiekvienas žmogus lygiai taip pat turėtų atsirinkti savo tinkamiausią. Ne tik tai, kuris kvėpavimo metodas man tinka, bet apskritai, kad tas būdas nekeltų streso. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad man būtų stresas toj šaltoj vonioj. Nes man būtų toks... Ir būtų. Nes pirmą kartą įlipus, aš atsimenu, mes, kai buvom irgi tose Wim Hof kursuose, čia jau buvo tada Lietuvo instruktorius atsiradęs, tai mes žiemą lindom į eketę ir aš ten, kai lindau, galvoju, čia aš toj bėgsiu iš tos akėties, bet lenda panos kartu, galvoju, aš bėgsiu, panos nebėgs, tai kaip čia atrodys, ir žubūni. Bet paskui atsiranda ta adaptacija. Tai va mes kalbam, bus tikrai tas stresas, bet paskui atsiranda adaptacija ir viskas normaliai. Ir paskui nuvažiuoju su draugais į Lampėdžius žiemą, į šokį, ten jau be jokių apsišluostai ir važiuoju dirbti. Tai reikia dažniausiai naujos visokios veiklos, jos kelia mums diskomfortą. Ir reikia pasiruoštam, aš jausiu diskomfortą. Ir kas? Kiek laiko jausiu? Vieną kartą gal jausiu, paskui gal jau taps įpročiu. Taip, teisingai, labai teisingai. Mes adaptuosimės prie to. Mes save paruošim, mes save tobulinsim. Ir gali būti taip, mums tiks arba netiks. Netiks, tai ir ką? Ieškosim kitos veiklos. Tik dažniausiai būna, tas netiko. Tai reikia bent trumputį kantrybės kiekvienam metodui, kad iš tikrųjų suprast, jis mums tinka ar netinka. Nes atmest tai labai lengva. Bet labai teisingai pasakėt, kaip ir mes jau prieš tai šnekėm, reikia rasti tą, kas tinka jum, nes kiekvienam tinka skirtingi dalykai, dėl to mes visi ir tokie skirtingi. Tai nežiūrėkit, ką kiti daro, jūs pasižiūrėkit, susiraskit, kas jum tinka. Ir pavyzdžiui, jeigu yra dažniausiai ta tokia atmetimo reakcija, man labai nepatiks tas šaltis, aš dažniausiai siūlau visą laiką pabandyti, o jūs pabandykit. Bet jūs pabandykit kelis kartus, matysit, kad ne jum, susirasit kažką kitą, kas iš tikrųjų jum, nes dažniausiai tai iš esmės tos veiklos, kurios mums tinka, tai jos mums ir kelia džiaugsmą ir panašiai, ir tada yra visi kitie dalykai, kurie mums padeda tą stresą valdyti. Tai va, tai dabar apie tą meditaciją, tai jūs sakote, tai yra relaksacija, kaip ir teisingai. Tam tikra prasme. Aš galbūt atsakysiu taip nelabai mediciniškai, o labiau filosofiškai, taip kaip, pavyzdžiui, rytuose moku. Tai jie iš viso sako, meditacija tai yra pasiekmė. Tai nėra darimas.
Tai jeigu aš sėdu medituot, tai tu darysi kažką kitą. Čia iš tikrųjų yra įdomu. Nes dažniausiai tai, jeigu pakalbėtumėm su žmonėm, kas yra meditacija, tai arba jie sakytų koncentracija į kažką, kas yra kaip ir dalis tiesos, kiti sakys relaksacija, kiti sakys manifestacija, kur aš sakyčiau pakankamai toli nuo meditacijos, nes įsivaizduokit, kad jūs esat milijonierius jachtui, labai toli nuo meditacijos. Tai va kaip rytuose sako, meditacija tai yra pasiekmė, kai tu turi tokį proto valdymą, kur tu į bet ką gali sutelk dėmesį 100% ir tau nebereikia specialiai koncentruotis į kažką, tu tiesiog, kai užmerki akis, tu gali būti visiškai nuraminęs protą ir ką Atsiribojęs galima nuo kažko, kad galėtum susikoncentruoti kažką. Čia jau labai gilu, bet tau net nereikia atsiribot, nes tu neturi kompulsyvų kažkokių tai tokių dalykų, kad tau vis laik mintis bėga. Jos vis laik ramios. Ir tu tada ką nori su to protu, tą ir darai. Tai tada sako, tu esi meditatyvus arba medituojantis. Ir tu tada ką nori. Nori širdies ritmą sekt, gali jaust kūno kažkokius tai dalykus ir panašiai. Bet nėra kompulsyvių minčių. Tai dažniausiai, va ten, sako, mes medituojam, mums tos meditacijos ten labai efektyvios, panašiai. Aš nei už, nei prieš, bet dažniausiai tą, ką jie sako, tai nėra meditacija. Ir dažniausiai žmogaus kartais net paklausi, kas yra meditacija, tai sako, tai atsisėdi ant žemės, užsimerki akis ir tu ten būni. Tai dažniausiai apgalvoja, kas dabar, kas už valandos bus, kas rytoj bus, kas už 10 metų bus ir taip pat kas buvo vakar, užvakar ir prieš 20 metų. Tai visą gyvenimą savo apgalvoja, kiekvieną rytą ir tai yra labai labai toli nuo meditacijos. Tai dažniausiai, kai sako, aš užsiėminėjau meditaciją, sakau, susiras geriau tada mokytoją. Ir čia yra labai sunku, nes iš tikrųjų dabar tiek tos info, visi gurų medituotojai, kas tas medituotojas, tą mokytoją labai sunku rasti. Tai aš tikrai čia galbūt būtų, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad man tai pavyko rasti tenai Indijai nuvažiavus tą, ką aš norėjau. Bet net ir to Indijai ten dabar yra tokia makalynė, ten labai lengva rasti visiškai ne tą. Tai aš sakyčiau, daug saugesnis toks dalykas, kalbant apie tokius dalykus, tai šiaip tos rytų praktikos yra fainai, pavyzdžiui, tenai vipasana kokia, kur tiesiog stebim, jūs kaip sakot, stebėjimas, arba tenai kažkokio savo kvėpavimo, arba minčių ir tiesiog prie jų neprisirišant, ateina, išeina ir tu toks stebėtojas. Tai čia tokia kaip link meditacijos kažkoks, bet šiaip tai aš sakyčiau koncentracijos praktikos tada. Tai mes mokom tada protą koncentruoti. Tai galėtų tai būti į kažkokį įkvepiantį objektą, į žvaigždės, į dangų, į mėnulį, į žvakę, į ugnį, liepsną. Tiesiog koncentracija į vieną objektą. Tai čia, sakyčiau, labai tokia gera koncentracijos praktika. Arba, pavyzdžiui, mes jau dabar turim tokių labiau jau ir miksų tarp rytietiškų praktikų ir mokslų grįstų praktikų, pavyzdžiui, ta pati mindfulness, kur irgi ten jau yra mokytojai, panašiai, ir tada susiranda mokytoją, jisai duoda tos užsiėmimus kažkokius, ir irgi tokia sąmoningumo, galima sakyti, koncentracijos praktika labai faina. Tai aš tai sakyčiau, geriau tikrai pradėti nuo tokių dalykų, negu daryti tą, kas net neaišku, kas tai yra ir kaip tada daryti, nes čia atrodo labai paprasta atsisėsti ant žemės ir medituoti, bet ne veltui tie vienuoliai ten sėdi Himalajose arba ten Tibete, kur kalnuose metų metus, kol jie pradeda medituoti. Tai kartais, aš sakyčiau, paprastesni, žemiški tie dalykai, daug fainiau. Ir dar vieną tokį, ką nepaminėjau, tai joga, nes aš vis dėlto irgi, kai važiuoju ten, tarkim, į Indiją, tai ten yra jogos centras,
Tai iš tikrųjų teko, aš taip mėgėjęs nueit pasiuostyt vienai, kitai, trečiai jogą, nu ten per daug metų viską esu ir bandęs, tai dažniausiai ten, kur eini, nu tai geriausiu atveju, bet čia tikrai ne pasakymas, kad Lietuvoje negalima rasti geros jogos, tikrai galima, bet pasakymas, kad daug kur tu kur nueini, tai ta joga yra, nu geriausiu atveju tai pratimais galėčiau pavadinti. Ir tai klausimas. Tai šiaip iš esmės va tokia Juk jogos dabar visi mokytojai Lietuvoje, kai klausys Pauliaus šito įrašą, gausit strėlių atgal. Aš nemanau, kad gausiu, nes tie tikri mokytojai, jie tą patys žino. Ir aš kaip ir sakiau, tikrai yra ir Lietuvoje, kas tą jogą puikiai užsiema. Tai tikrai nėra kažkokios kritikos. Aš sakau bendrai, kad yra kaip ir visur visko. Ir iš esmės ta joga kaip po gal net pasakyčiau mokslas, tai jis labai gerai padeda stabilizuoti kūną, tiek fizinį, tiek emocinį, tiek mintis. Iš tikrųjų labai stabilizuojanti praktika, jeigu tu ją darai teisingai. Bet ten tu, va, kaip ir rytuose sako, tu turi tapti vienas su kvėpavimu, nes ten visą laiką tu 100% esi koncentracijai, kad ir kurią tenai tu asaną, tą pozą tu darai, tu turėtum būti visą laiką koncentracijai. Ir jeigu ten vyksta dar krūva kitų dalykų, paskui atsiranda ten, o Jėzau, kokių tik tai jogų dabar nebėra, yra alaus joga, aš kai tą pamačiau, galvoju, nu čia out. Tai paskui ir klausimas, kas iš tos jogas lieka, tai geriausiai va ta tradicinė kažkokia, tarkim, hatha, jinai tokia labai stabilizuojanti joga, nes jų irgi yra labai įvairaus pobūdžio, yra ta gimnastinė labiau joga, kur iš tikrųjų labiau grinai apie fizinį, tą tokį kūną, tokį labai stiprų padaryti. Aš pats tikrai nesu jogos instruktorius, aš darau tą kiekvieną dieną ir vis grįžinėju į tuos kraštus, kad kažkaip tai tą, bet tikrai nesiruoščiau nei mokyt kažko jogos, nei čia kažką komentuoti, tas geras, tas blogas, aš tiesiog sakau, kad yra visko ir labai sunku atsirinkti tą gerą dalyką, bet jeigu gerą randi, tai tas fiziologinis poveikis yra nuostabus ir iš tikrųjų labai stabilizuojantis. Aš čia ką žmonėm galiu palinkėti, tiesiog kažkaip rasti tą gerą mokytoją arba gerą sistemą, kur iš tikrųjų ta joga bus joga, o ne pratimai kažkokie ir ten, nežinau, va čia aš galbūt galėčiau pasakyti kokio tipo jogos, bet galbūt jau mes netelpam taip į laiką, tai apibendrinant Pauliau, nes jau mes labai išėjom iš to laiko jau. Tai aš jums sakiau, kad su manim paprasčiau nebus. Tai tokie dabar pagrindiniai, kokie būtų, nežinau, palinkėjimai, patarimai jums kaip ekspertui žmonėm, finalizuojantis, kaip suvaldyti tą stresą. Kaip suvaldyti stresą, jo. Šiaip palinkėjimas, tai rast būdų, kaip tą atlikti. Tai iš esmės man labai nepatinka pasakymas venkit streso. Aš sakyčiau, galbūt bandykim būdų išmokti toleruoti stresą. Nes visų pirma, iš tikrųjų yra kartais labai sudėtingų situacijų gyvenime, sudėtingų periodų ir pasakyti, kad tu ten nestresuok, nu tai yra tas pats, kas pasakyti alkanam, tu nebūk alkanas. Tai, yra tie periodai, bet vis tiek mes turim kažkaip prisimti atsakomybę ir supras, kad mes nesugebam toleruoti to streso, kaip aš galėčiau pabandyti išmokti jį toleruoti. Ir tada ieškotų būdų. Tada, kai mes suprantam tą problemą, tada daug lengviau ieškotų būdų, nes tu iš tikrųjų tada ieškai tikrai tas, kas veikia tau, tu tada neini daryti, ką draugas daro, tu eini daryti tas, kas tau yra veiksminga. Tai gali žmonės persižiūrėti visus tuos metodus, apie ką mes kalbėjom ir pabandyti bent jau pajaust, va, kaip aš galvoju, kas man labiausiai tiktų. Jo. Tai va, tai čia vienas toks dalykas, kad ir tikrai visiems linkėčiau, nes čia yra, jeigu mes sugebam toleruoti stresą, tai automatiškai ir paskui tas gyvenimas dėliojasi visai kitaip. Aš šiaip nežinau, ar paminėjau psichoterapiją. Tai psichoterapija yra irgi vienas iš tų labai puikių būdų, kaip susirandam gerą specialistą, su juo dirbam ir iš tikrųjų po truputį,
turbūt nusiteikti, kad tas procesas bus ilgas, gali būti tas vienas metodas, kuris man padeda, gali būti 10 metodų ir man kiekvienas jisai dadės, tai labai individualu. Ačiū, Pauliau, už pokalbį. Labai prašom.